Kai nejauku. Tu pasi. Eik. Patalpos tai apleistos nerealis, vietovė tai nesveikai didelė, ne? Tai ką varom, kažkur kitur pasižiūrėsim. Čia grafičių daugiau nei reikia, na. Laiptai. Blemba, tu pažiūrė. Uogas tiesiai namus, kanačiai. Normaliai, ne? Žiedušai čia buvo, ne? Žiedušai? Ja. Nekelkit mailo čia, karočią. Ir metalą dar likė, hebra, neišlupo. Kaip gražiai padaryta buvo. Nu, čia grafiti, čia. Dar vienas aukštas yra. Elektra įrašyti, ne? Jo, patikrink. Išjungsim. Pažiūrė, čia kokia erdvė. Wow. Tai ką, šokam į sekantį pastatą. Čia iš vis blemba, krypi dar lietus toks oras, tai čia iš vis nieko čia nėra. Kaip krypi. Nu, kažkas grafičius gražius piešia. O eikta. Oi, balandis. Bet čia, čia, blemba, asbesto gali būti. Čia išdraskyta viskas. Lietutis lyja. Tu pažiūrė. What the fuck? Čia žaislų kažkokių primėtyta. Wow, čia jau. Biški nejauku, ką? Reikia pačiam pasiimti. Kažką girdėjau. Bet dar kiliminė, žiūrėk, likus. Matai? Kareivinės. Bet šitais grafitiais toks jausmas kaip sektantai kokie čia būtų, žinai, taurėse. Tai gal užėsim dar vienas? O čia geras kambariukas. Kokie grafičiai. Nu, kažkas turi talentą, galėčiau pasakyti. Lordas kažkoks. Ten tokių nieko nėra. Kosmosas. Čia degęs pastatas, man atrodo, pažiūrėjau, tai lubas kokias. Grinai kaip degęs. Normaliai, neslydus, žinau. Pažiūrėk čia. O, ble, net sulenkė. O, žiūrėk, ir užlipam. Pažiūrėk.
Bet šitas išgąsdino, kad čia supasi. Pažiūrėk čia. O čia visiškai griuvėsiai realiai jau. Žiūrėk, grafitis koks. Grafičiai, tai čia. Šitas gerulis, žiūrėk. Žiūrėk, skylė, pramušta siena. Kas čia buvo? Tualetai, jei? Čia tualetai, nu, prahodą padarė. Čia griauklės, kaip čia buvo? Žiūrėk, dar vienas prahodas yra. Dar vienas? Mhm. Jo, gerai atrodo grafičiai. Pažiūrėk, čia vėl grafitis koks. Nu, kažkas tai čia menininkas, girdi. Va. Nerd. Čia degė jau, matai, čia deginto. Laužo degė, kažką degė. Lovas. Čia jau čia. Susipyko žmona ir vyras. Ir sudegina lovą. Pažiūrėk, čia grafitis, kas. Nu, čia grafičių pasižiūrėsi, čia nerealių, nu. Kaip čia gražiai nupiešė jie. Uik tu. Uik tu. Ką? Tai ko gero dar? Žvengėsi. Gerai, kad pirmas tai... Nu. Ai, žiūrėk, tie laiptai, kur mes būtume. Eik tu. Va. Vėl grafitis koks. Bet tai įsivaizduoju, kokie pastatai, kokios erdvės, kokie laukai, kiek jų čia yra. Šitas geras. Geras. Šitas geras. Tikrai užskaitau. Čia blemba šetonų ženklai visokie. Apeigas čia blemba gal daro chebra kokias. Sekantis, bet čia blemba žiauriai apgriuvęs. Klausimas, ar čia galim blemba užlipti. Žiūrėkit, ką čia darosi. Čia jau net stogas įgriuvęs, gal čia nelabai saugu ir beeit. Bet čia va klausimas, ar šitą eitų užlipti ar ne. Jaučiu, kad nelabai. Yra kažkas praėjimas. Kopėčias tai yra, tėvai. O kas ten viršui, kažin daras? Kas čia buvo? Čia tualetas, ei. Laikosi, ne? Tvirtai. Nu. Čia labai aukštai. Blemba, aukštai, tėvai. Nu, reiškia. Nu, pačekim. Davai, lipam, ne? Nelabai saugu tenais, tai, kaip sakant, jei nelabai atrodo saugu, nėra tikslo rizikuoti, o virvės nepasėmiau, kaip sakant. Jeigu virvę pasimtum su kabliais, tai gal būtų dzin. Ir dar čia neaišku, kaip čia, kas čia su juo yra. Tai va, šitas vat, nelipsime šitą, bet būtų labai įdomu, iš tikrųjų. Kas čia nais pro langus pasižiūrim, čia kažkas tai buvo kaip variklį, ar dar kažkas čia. Čia vėl grafičiai. Tikrai reikia. Wow. Kokia erdvė, tėvai. Nu jo, gal ten tikrai nelabai saugu. Tai va, ėjom ant tokių va, pastatėlių. Nu, nesveikai. Realiai nesveikai. Ten kitas. Nu, nerealiai. Ką, bandom nerti kokį kitą, ne? Sekanti vieta. Sekanti, čia nepamečiau skaičių, kelinta. Tu pažiūrėkit, kokie krūmai apžėlę čia nais tarp tų pastatų. Kaip čia žiauriai viskas.
Nu, bet grafičiai tai tikrai neblogiai. Jau ne pirmas grafitis XF. Tai va, vien grafičiai tikrai neblogus. Ten tu krepždė, girdi? Jau. Va, laiptai. Va, ateisim čia, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Matei, turi čia uždaryti? Ai, čia bus. Bliomba, čia koks pastatas didumo. Nueisim ten. Iš išorės mažas, ne? Aha, iš išorės žiauriai mažas, bet realiai koks didelis. Grafitis. Kaip virtuvė būtų buvus. Čia iš viso apaugė, tu pažiūrėk. Net duris net ne iš... Čia tai krypė, girdė, iš vis čia širpas eina. Čia žiūrėk dušai dar buvo. Da klozetas, jo, čia. Na, klozetas nesudaužytas, girdi. Vonė kareivio barako. Nu jo, kas čia, šaunė. Čia irgi dušo kabina buvus. Nu jo, čia laiko suniokota, tai čia žiauriai. Tai gerai, kad su kepka girdi. O, Rusys. Davai, einam. Eik tu. Interestingo. Įdomu. Blet, vandens yra. Eik tu. Ai, ne, čia nedidelis. Čia kaip ventiliacijai būtų buvę, žinai. Bet kažkas duris susimėtė yra. Bet taip pačiai čia kokios durys, tu matai? Metalinės. Wow. Normaliai. Čia blemba nenustepčiau, kad čia koks bunkeris dar yra, žinai? Gali būti, tai yra. Jo. Laiptukai. Blemba, čia va gražiai taip atrodo. Aromatas ne kažką. Čia va vėl dušas kažkoks. Ir vėl grafičių kalnai. Wow. Ten geras grafiti yra. Žmogus smūgis. Aha. Taipogi vėl apleista gyvenimo ir žmonių apleidimas čia yra. Bet tai kaip pamiršti tokias vietas? Tu man paaiškink. Wow. Čia tai eiktų. Seniukai. Kai... Oi, pliut. Čia balandžiai. Čia balandžiai. Jau kelintą kartą. Įvertinkit grafitį. Bet atrodo, tai žiauriai gerai. Tikrai gražus grafitis. Wow. Kas čia buvo? Tu čia užlipai? Tu nebegazdink. Mus pamatė, gal mentų neiškėsi, girdi. Oho. Čia šį paskės galim. Pažiūrėk, kas čia. Čia vėl grafiti. Ne, šalmas čia kažkas tai, nežinau. Bet turi pažiūrėti, čia kokie vamzdynai. No, pažiūrėk, koks pečius. Čia viena trūksta. Bet šitas tai gerai atrodo, pažiūrėk. Oho. Toks nedidelis čia pastatas, bet įdomus. Ten kamurka kažkokia. Kas tenais? Aiškiai, artmė tenais. Dar viena patalpa. Ir kaip visada, nerealus grafitis. Žiauriai gražus. Bet neaišku, ką čia reiškia, gražus tai gražus, bet tai kaip galvoja, chebra, ką jie reiškia tie grafičiai, kokių sektantų? Nu, va šitas tai nežinau, ar jisai geras ženklas.
Čia ne vieni mes čia, kažkas dar čia duodas su motopirdom. Šolė, ne? Ai va, mačiau. Mačiau čiūvas. Kur jis nuvažiavo? Per laukus. Vietinė. Jo, keturiese, karoči. Jo, biškai kažkaip reikėtų gal apeit aplinkui, ne jos? Ką manai? Tada per išėmėm ten, kur atėjom. Jo, varom. Apkuzinėt, kad čia kad... Nežinai, kas čia lemia. Ar jie geri ar blogi, žinai. Varom. Turėjo pamatyti mus.